Grafikų kūrimas. Tarkime, turime lentelę su duomenimis ir norime visą tai suvesti į grafiką. Kad tai atrodo kaip nors vaizdžiai, tai pasižymime vieną dalį. Galime iškart pasižymėti, bet galime žymėti po vieną. Tarkim, būna, kad dalys įsidėstę ne viena šalia kitos ir būna sunku pažymėti jas. Tai pasižymime iš pradžių pirmą, tuomet įspaudžiame Ctrl mygtuką ir laikant nuspaudus žymimės antrą dalį. Pasižymime ir atleidžiame. Ir tada einame į Insert meniu ir čia pasirenkame, kad suformuotų tam tikrą grafiką. Galime pasirinkti 2D, 3D ir visokių tipų. Pasirinkus 3D suformuojamas grafikas, kuriame galima keisti, aišku, meniu, galima keisti jo formatą, spalvas, suteikti jam tikroviškumo daugiau ir taip toliau. Ir čia visas formuojama pagal lentelės duomenis. Suformuojama legenda, suformuojami skaičiai, aišku, visas spalvas galima keisti. Tarkim, pasižymė, norim pakeisti šitas spalvas. Tai pasižymė, tada dešinį ir formatą data serijas. Ir čia jau šiame meniu galime pasirinkti, ar tai spalva, ar tai gradientinės užpildymas būtų, ar tai su kokia nors tekstūra ir taip toliau. Galite, aišku, pasirinkti savo tekstūrą, galite įkelti paveiksliuką ir taip toliau. Pasirinkam tokį ir tada šitam pritaikome kokį nors kitą. Pritaikymą, tarkim, gradientinis užpildymas, pasirinkame spalvas, pasirinkame kokį nors tipą, kaip užpildyti, ar iš viršaus į viršų, ar tai radialinis, ar tai kvadratinis. Tada dar galima pasirinkti tipą, kaip užpildo, galima pasirinkti spalvas, šviesumą, tamsumą, permatomumą ir taip toliau. Ir turime savo suformuotos grafikus. Aišku, galima pakeisti ir kiekvienos dalies užpildymą spalvomis, kad tai būtų, kad rodytų tiesiog gražiau. Tarkim, pasirinkam tokį ir galima, aišku, pasikeisti biškį ir šito, kad tai būtų ne vien linijos, o tai būtų ir kvadratai ir vos ne pasidaryti, ką tik tai norime iš tų visų grafikų. Galite paimti tiesiog užsiimti ir žaisti, jeigu tiesiog turite laiko. Jeigu norite greito efekto, tai tiesiog greitai pasirenkat ir jums automatiškai užpildo. Galite, aišku, pasirinkti ir iš failo įdėjimą ir aišku, galite pasirinkti, kokį siūlo ir taip toliau. Galite, aišku, keisti raidžių spalvas, raidžių dydį, šrifto dydį ir taip toliau. Čia šitos ašies yra nustatomi didėjimai ir taip toliau. Pavyzdžiui, nustatyta, kad kas 5000 padidėtų, galima nustatyti, kad didėtų, tarkim, kad ir po kokius 6 ar po 7 netgi tūkstančius ir paspaudus close iš karto didėja po 7. Visą tai galima, aišku, keisti, galima padaryti, kad tai būtų ne skaičiai, galima padaryti, kad tai būtų vos ne litais eitų. Tarkim, norite, kad eitų atlyginimai ir būtų viskas vaizduojama litais, tai čia pasirenkate tiesiog norimą valiutą ir iš karto pritaikome. Automatiškai viską matote. Galite, aišku, taip pat pasidaryti užpildymą, ar tai su tekstūra, ar tai paprastas linijų spalvą galite keisti, aišku, taip pat linijų stilius, šešėliavimas ir taip toliau. Viskas daroma taip, norite ir, aišku, taip jau sunkiau matosi tada skaičiai, bet galite koreguoti skaičių spalvą ir viską pagal savo poreikius. Dar pačią
lentelės spalvą ir tekstūras galite keisti, kad tai tiesiog būtų suteikta tikroviškumo ar tai žaismingumo. Viskas daroma pagal savo poreikius ir taip toliau. Čia galite pasikoreguoti spalvas, tarp norite, kad įdėtų raudonos spalvos. Čia dar, kad įdėtų kokios nors mėlynos, tamsesnės, o čia geltonos. Ir viskas automatiškai čia daroma pagal jūsų poreikius. Lentelės dydį, aišku, galite keisti ją ištempdami, sutraukdami. Galite keisti vietomis dalis, tarkim, čia buvo dabar naudojama, kad pirmo ir antro skaičiaus, tai tarkim, šios skaičius lyginau, tai tarkim sumos buvo. Tai pirmo darbuotojo galima sakyti alga ir antro darbuotojo alga. Ir galite, aišku, sukeisti vietom, tai tada būtų čia sudėtos visos algos ir matuojama didžiausios algos, kurio metu buvo ir taip toliau. Aišku, čia galite keisti duomenis, kuriuos ima. Aišku, juos galite įrašyti, bet apie tai vėliau.